Nu, sveiki. Labas rytas. Štai kokiu vaizdu mes atsikėlėme. Esame prie Patelio ežero. Mūsų naujas draugas, kurisai, tikiuosi, tarnaus mums ilgai ir veš mus į vairias gražias vietas, kaip ši. Tiesiog puiku. Atsikėlėme, paukščiukai čiulba, graži vieta, Patelio ežeras. Įsitęsiam, štai vakar nieko nebefilmavau, atvažiavom, įsikepėm mėsos ir paprasčiausiai ilsėjomės. Šiandien irgi ilsėsimės, oras puikus, saulė žemė ritinėjas. Dabar jau pakeitėmės kelionės maršrutus, mes daugiausiai dabar važiuojam populsiauti. Savaitgalis, ilgiau kol kas neturim laiko. Kiekvieną rytą vis pasitinka paukščių čiulbesiai, graži gamta. Truputį aprodysiu, kur mes esame. Patelio ežero gamta puikiai. Čia naktį buvo smarkus lietus. Visi išsilakstė. Kaip čia gera. Aikštelė nemokamą suradom. Sutvarkyta viskas, tiesiog puiku. Praeitą savaitę buvom Jūrmaloj. Šį savaitgalį čia žaidimo aikštelės padarytas, suoliukai. Naktį nupylė toks lietus, kad ohogogo, su žaibais. Nedavė labai įsimiegoti. Vandens nuėjimas. Žmonės visi išsilakstė, liko patys drąsiausi. Kai šilta visi išsilakstė, kai lietus buvo, tai visi kartu kentėjom. Čia žmonės palapinėse ištyrė. Vandeniukas puikus. Buvau užsibridęs, maudytis žiesuoda tais Rygos įlankoje, nes vanduo praeitą savaitgalį buvo super šilta. Jau čia irgi nieko nebeliko. Visi palapiniai dingo. Suoliukų pristatyta, faina. Aplink vanduo, sakom, kai pradės viskas plaukti, tai... Bet nieko. Dėl saulutė žemė ridinėjasi, vėjukas. Gerai, eisim pusryčiauti. Lepinamės. Iki 10:30 pragulėjom. Liuks. Čia buvo atvažiavę vokiečiai, suomiai, ten dar prancūzų autobusiukas neišvažiavo vienintelį. Nu ir mes su savo bičiuliu pasistatėm stalus, nes mediniai sušlapė. Lena ruošia pusryčius. Eisim pusryčiauti. Štai koks draugelis pas mus atėjo. Vaikštinėja savo valdas apžiūrė. Ojojojoj, išsigando. Vėl atėjo pas mus svečias. Kaip jį? Kis. Gur. O, nenori bendrauti. Ištinėja gražuolis. Dedamės daiktus, po truputį važiuosim link namų. Trečias savaitgalis gamtoj. Puiku. Su šito broliuku